Sveiki, parduodama sodyba Teizų kaime, vienkiemis visiškas. Ką aš turiu omeny visiškas, tai yra, kad važiuoji keliuku ir paskutinė sodyba keliuku. Ir aplinkui daugiau yra vien tik tais kloniai, laukai ir miškai. Tai va, dabar esu jau troboj, parodysiu kaip. Taip. Gerai, nuo įėjimo pradedu, aš tada noriu dar jūsų į kadrą, kad nepatektumėt. Taip, troba kaip troba. Va. Apdaila padaryta, viskas iš lauko. Veranda, va, langai tvarkingi, nepapuvę niekas. Taip, pradedam po kairę visą laiką. Taip, sena troba. Grindys tvirtos, ąžuolinės, kaip sakant, senovinės. Nėra nei vienos palūžusios lentos. Va, matot kaip pro langą vaizdas koks. Pro šitą langą. Va čia va matosi kaimynai, o daugiau nesimato nieko. Vieninteliai šitie kaimynai. O čia irgi negyvenama ta troba turbūt? Negyvenama troba. Čia va toksai va pečius, galima atsisėsti, atsigult ant jo. Ir čia va praėjimas, ir čia praėjimas. Tai einam pro čia. Praėjimai aplinkui, taip galima apeiti, va taip, opa, va čia praeiti. Virtuvė, pečius. Toks platus. Čia kamurkė. Va, čia vaizdas pro langą. Va, langai. Langai kažkiek plastikinių, ar ne yra? Ne, visi mediniai. Čia visi mediniai. Nėra plastikinių. Gerai. Ne visur. Va, didysis kambarys. Taip. Spinta senovinė, va. Senovinė. Gerai. Pro kitus langus kaip atrodo vaizdas. Atrodo. Taip. Čia va kiemas matosi. Didelis kiemas. Tai va, dabar čia palėpę galima truputį. O, pažiūrėsim kaip atrodo. Kai būna skardinis stogas, tai būna labai gerai įsilaikę būna. Skardiniai jie labai ilgai laiko, iš tikrųjų. Tik tai, kad garsas būna, kai lyja. Vasarą karšta ir garsas, tai va tokie dalykai. Bet jeigu apsišiltinus, tai būtų čia kas darysis. Žiūrint, kas ką darys, vienu žodžiu. Va, pro langą. Šiaip labai gero stovio viskas, nesuėsta, kirvarpų matau, viskas. Čia pas jumis kaminas buvo permūrytas, matau plytos sudėliotos. Ten žinot, kas buvo? Kas? Ten buvo vadinama rūkelnyčia, lašiniai kabodavo. Ai, va šičia. Jo. Tokia buvo, tokia kaip spinta padaryta mūrinė. Ai, kad tipo, kai rūksta iš kamino, ten dūmai kaupėsi ir kaip rūkelnė čia buvo. Rūkindavo ir paskui uždarydavo, laikydavo tuos lašinius ten. Supratau. Aišku. O to visas kaminas aptinkuotas, tvarkingas. Tvarkingas, geras, viską. O, dar lobių skrinė yra, va. Lobių skrinė.
Gerai. Ten pažiūrim pro kitą langą, kaip atrodo, va. Įvažiavimas keliukas matosi ir šitie va miškai ten toliau. Taip. Nu va tiek trobos. Man tai patinka čianais, kad nesuėsti kirvarpų ir neištrešę yra rąstai. Nes kitur būna, kad dedi koją ir traška jie tenais. Šičia tai... Lyginus pagal amžių, namas pakankamai tvirtas. Aišku, jau bus, kur gali būti tiek dalykų gyvenimo ir paėsti, bet šiaip tai palyginus tai... Taip, čia yra 2 hektarai žemės aplinkui ir dabar kaina 26 000, bet mes atviri visiems pasiūlymam, nesvarbu kokią jūs kainą pasiūlysit, mes juos priimam visus, suregistruosim visą kitą.